Prisiekiu sąžiningai tarnauti tėvynei. Rinkėjai turi suvokti, už ką balsuoja. Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Žmogus einantis į rinkimus ir žinantis, už ką balsuoti, klaidos nepadarys. Tai padeda man Dievas. Neeksperimentuokime, vertinkime ir palaikykime tuos, kurie savo pažadus pakeičia darbais. Ne visi turbūt paprasti žmonės pasakytų, kad jis politikas ir žymus. Dažniausiai visi pasakytų, kad jis yra triškietis, kilis iš Triškių. Ir jis yra mūsų miestelių globėjas. Nes jie labai dažnai sutiksim ir šventei, ir politiniam renginiui, ir mokykloj. Jis rūpinasi mūsų miesteliu, padeda pritraukti investicijas. Tai mums didžioji jo pagalba kultūros centras atidarytas ne taip senai, biblioteka, darželis. Taip pat didelė pagalba renovuojant Lazdynų Pelėdos gimnaziją ir jai suteikiant gimnazijos vardą. Jau jis yra mūsų šeimos narys. Taip, visas šventės ar koks rūpestis, turim kokį rūpestį, visada skambinam, galim visada kreiptis, ar šiaip, ar kitaip, padės mums tą sprendimą įspręsti ir pagalba tikrai pilnai. Triškiai turim daug, sakysim, tokių išeivių ar išvažiavų žmonių, bet šito žmogaus ir Seimo nario mes gaunam realią paramą ir realią naudą. Tai bendruomenės garbės piliečių tapo 15 metais. Kaip mes tą klausimą sprendėm, tai buvo bendruomenės tarybos susirinkimas ir buvo svarstomi keli kandidatai, nes mes jau tą garbės pilietį kaip ir norėjom. Tai ir mes priėjom vieningos nuomonės bendruomeniai, kad yra mums garbės pilietis Valentinas Bukauskas. Mielieji, Seimo nariu esu renkamas nuo 2004 metų. 3 parlamento kadencijas skyriau savo gimtojo Telšių krašto žmonėms. Buvau, esu ir liksiu telšiškis.